Sveiki. Šiandien parodysime, kaip išrašyti PVM sąskaitą faktūrą pagal atspausdintą kvitą. Sakykime, žmogus pirko ir jis pateikė kvitą 3505. Žinome, kad tai yra pirmos darbo vietos kvitas. Taip, tada atidarome pardavimus. Pardavimuose matome, kad yra paskutinė sąskaita, jinai yra grynais, jos numeris toksai. Mums reikia sekančio numerio. Programoje taip yra suprogramuota, kad sekantį numerį uždeda jinai automatiškai. Parašome paspaudžiame naujinti, tada paspaudžiame suvedimą, kursuose atsiranda sąskaitos, nieko nedarom, spaudžiame Enter, dar kartą Enter ir jau matom, kad uždėjau sekantį numerį. Išrenkame gyventoją, nes mes klientų kol kas dar nežinome ir čia grynais jau pagal tylėjimą šita reikšmė yra, paspaudžiame Enter į detalės sritį, kad neliktų jau šitoje vietoje pieštukų. Tada nueinam į klientus ir klausim, koks pirkėjų pavadinimas. Ar mes turime šitame klientų sąraše tą pirkėją ar ne. Taip, sako, kad yra 6 geras mielas pirkėjas UAB. Taip, pasiieškom. 6. Pagal fragmentą. Matom, kad nėra. Tai ko gero reikės vesti naują klientą. Paspaudžiam naujas ir įrašom. Taip, galime iš rekvizitų internete pasikelti ir tada nukopijuojam pavadinimą. Taip, paspaudžiam įrašyti. Ir santraupoje dabar būtinai reikia santraupą parašyti tokią, kad nesikartotų. Ir santraupos sudėtis yra tokia, kad imam iš pirmų žodžių pirmas raidės, o paskui paskutinis žodis jau kiek liks. Tai yra 6 geras mielas pirkėjas, tai pirma raidė Š, antra G, trečia M ir matom, kad pirkėjas įrašom tiek, kiek liko. Pirkėjas, daugiau neleidžia rašyti, nes tai yra 6 simboliai. Ir tada spaudžiam tabuliaciją. Arba galim su pelyte nueiti į įmonės kodą ir paspaudžiam vėlgi įrašyti. Taip, ir dabar įmonės kodas. Taip, įrašom įmonės kodą. Šitoje vietoje programa patikrins, ar jisai kartojasi ar ne. Vėl paspaudžiam tabuliaciją, kad išeitum iš langelių. Matom pieštukas, tai reiškia, kad šitą formą koreguojama. Paspaudžiam įrašymą. Pasitikrinimui, ta prasme, jau šitas klientas bus įrašytas ir jos niekur nedings. Ir tuo pačiu pasitikrinsim, kad šitas kodas yra nesikartojantis. PVM kodą taip pat nusikopijuojam iš rekvizitų arba užrašom, ką žmogus sako. Taip įrašom. Ir dabar adresas. Adresas, sakykime, toksai. Ir miestas Klaipėda. Atrodo viską užpildėm. Telefono numerį dar parašom. Čia parašau savo. Ir paspaudžiam įrašymų dar mygtuką paskutinį kartą, kad neliktų pieštukų. Ir tada perkeliam į formą. Paspaudžiam perkelti į formą. Matom, kad įkėlė. Šita vieta tuščia kol kas, čia dėl to, kad yra naujas klientas. Jeigu mes išrinktum iš esančių, tai čia būtų jau užpildyta šita vieta. Taip, matom, sąskaita yra, pirkėjas yra, apmokėjimas yra, tik tai dabar nėra prekių. Žinom, kad kvitas yra 3505 pabaigoje. Einam į kasos fiskalinį bloką. Nieko baisaus, kad čia tuščia, taip ir turi būti. Ir tada čia yra tokia knopkė pakeisti kvito sąskaitą. Paspaudžiam ją. Ir dabar iš viršaus reikia išsirinkti sąskaitą, iš kurios mes turim įkelti į šitą sąskaitą. Čia rodo šitą naujai užvestą sąskaitą. Mes įsitraukiam čia yra zetinį. Kada patraukiam zetinį, tai matom, jau kvitas yra. Jį reikia pažymėti, pažymim ir paspaudžiam įkėlimo mygtuką. Jau įkėlė. Ir tas jau kvitas įkeltas, jis tvarkingas, nieko daugiau nereikia daryti, uždarome. Ir matome, kad jau šitą sąskaitą užpildyta. Kvitas yra atkeltas iš grynų sąskaitos. Suma yra, bet įsiminto nieko nėra.
Bet atkreipkim dėmesį, kad mes esam detalioje srityje, tai tada jeigu paspausim su pelyte ant sąskaitos, matom, kad vertės atkopijavo. Ir dabar norint spausdinti, paspaudžiam lupo ženkliuką ir dar kartą lupo ženkliuką ir mes atsidarom reportą, tai yra jau suformuota sąskaita, iš kurios galima ir atsispausdinti, galima ir išeksportuoti į PDF failą, išsiųsti žmogui ir taip toliau, jeigu reikia elektroniniu paštu. Tai tiek, tai va šitai parašome ir tada paspaudžiame suvedimą. Ir dabar, jeigu jau norim grįžti prie grynų sąskaitos, reiškia, registravimo kasos blokų, vėl paspaudžiam šitą, jau mes esam, čia dabar tuščia, paspausiu naują kvitą, tai užduos naują kvitą, kai bus sujungta, reiškia, su kasos aparatu. Tai tiek.